1990 metais miško verslas išsinuomavo Pamario gatvė 11, 15 metų. Dėl miško verslo buvo ir baudžiamoji byla, ir civilinė byla, ir būtent Stulpino prašymų buvo šita byla nutraukta. 10 metų gruodį miško verslas išregistruotas. Įregistruotos 3 įmonės – Lavrentiškių investicija, Danės krantų investicija, Kopų žuvėdros investicija. Mes gavome akcininkų sąrašus ir norime juos paviešinti. Miško verslas susideda iš Baltijos investicijos ir įmonės Panamoje. Taip pat Lavrentiškių ir minėtos bendrovės yra įsteigtos Anglijoje, Šveicarijoje. Pagrindiniai visų šių 7 įmonių akcininkai yra Rimantas Stonys, tai yra Dueteka Nagionafta vadovas, Sigitas Paulauskas, susijęs su korporacija, ir Adolfas Gineitis, taip pat išaiškinga asmenybė. Balsuojant dėl poilsiavietės Žuvėdros, norime paklausti eksmero Taraškevičiaus, kadangi nepaslaptis Sigitas Paulauskas yra jo žentas, ar nepažeidė viešųjų ir privačiųjų interesų.